Taigi kalbiname patį aukščiausią komandos žaidėją Igną ir klausėme Ignai, kokios tavo nuotaikos atvykus čia į stovyklą? Nu, man tai atrodo, kad čia nėra labai sunku, bet ganėtinai normalu. Mano rytinės mankštos nebūna labai sunkios. Šiaip gal būna stipresnis ten treniruotės, kaip krepšinį žaidžiam, ten jau sunkiau truputį yra, ten prasiveršt, pavyzdžiui, tai kelių pradeda dengti, sunkiau jau yra prasiveršti. Ignai, pats aukščiausias komandos žaidėjas, kaip vertini savo galimybės patekti tą 12-uką ir važiuoti su Lietuvos rinktinė į Venesuelą? Galvoju, kad aš turėčiau patekti, nes ganėtinai aukštas, gerai ganėtinai žaidžiu. Tai apsivarau daug savo komandos draugų. Ar jau kalbėjai su treneriu ir ką jis tau sakė, kur tavo klaidos, ką dar reikia taisyti tavo žaidime? Kur taisyti nieko nesakė, bet sakė, kad ganėtinai gerai žaidžiu. Tai va. Supratau. Kaip manai, kas dar iš žaidėjų turėtų patekti į rinktinę? Aš manyčiau, galėtų patekti dar Nerijus, dar Margeris, šitie. Kaip manai, kas taps komandos lyderių Venesueloj, kovojant dėl olimpinio kelialapio? Gal Nerijus. Nerijus? Tai jis pats geriausias žaidėjas komandai? Man atrodo. O koks bus tavo vaidmuo komandai? Aš tai centras būsiu, nes nuo lentos kamuolis ir nuo lentos kamuolis ir bandysiu kuo daugiau taškų įmesti. Supratau, ar traumos nekamuoja žaidėjų? Ne. Kitą savaitę tęsit pasiruošimą? Taip. O kokie tolimesni planai? Patekti į rinktinę. Gerai, ačiū, tai buvo Ignas, aukščiausias komandos žaidėjas.